Sveiki atvykę. Mano vardas Hubertas, esu iš Libre Lures komandos ir šiandien turiu malonumą pristatyti jums dar vieną masalą iš Trout serijos, kurią siūlo Libre Lures. Šis masalas sukėlė daug ažiotažo prie vandens, ypač praėjusiame sezone. Jūs mūsų prašėte, taip pat klausėte, ar planuojame plėsti šio masalo asortimentą. Na ir šiandienos laidos herojus bus goletas naujame 35 mm dydyje. Pradėkime. Kaip turbūt žinote, mūsų serijoje jau yra goletas 30 mm dydžio ir 45 mm dydžio. O dabar būtent pristatėme seriją 35 mm dydžio. Tai yra idealus kompromisas tarp mažiausio ir didžiausio dydžio. Dabar visada galėsite priderinti masalo dydį prie žūklavietės, kurioje planuojate žvejoti, prie žuvų, kurias ketinate gaudyti ir svarbiausia, prie aplinkos, kuri gali jūs sutikti prie vandens. Tai yra puiku, nes goletas buvo sukurtas galvojant apie tikrai sudėtingas žūklavietės. Ką turiu omenyje? Eidami prie upės, kurioje gyvena upėtakiai, dažnai žinote, kad prieš jūs galėjo būti kitas žvejys, kuris, būdamas pirmas toje vietoje, turėjo nemažą galimybę pagauti žuvį iš konkrečios vietos. Goletas yra ideali masalas žvejoti būtent tokiose dažnai pergaudytose vietose, kuriuose jaučiama nemaža žvejų spaudimas ir jei vis tiek norime gerai praleisti laiką prie vandens, verta pasirinkti goletą. Tai yra ideali masalas, sukurta būtent tam, kad būtų galima žvejoti tokiose vietose, kur žinome, kad žvejų tikrai netrūksta. Beje, filmas apie goletą jau yra pasiekiamas mūsų YouTube kanale. Jei jo dar nematėte, žemiau aprašyme rasite nuorodą. Bet papildomai, kas šiame įraše yra svarbu, netrukus dar kartą parodysime, kaip ši masalas elgiasi vandenyje ir pamatysite skirtumus tarp visų trijų dydžių. Goletas, kaip ir kiekviena Trout serijos masalas, pas mus yra 20 žvejyboje patikrintų sėkmingų spalvų. Be to, yra 4 kvapų versijos – česnakas, sūris, krilis ir bekvapė versija. Čia taip pat turime puikų šio labai tamprios ir itin atsparios mechaniniams pažeidimams medžiagos panaudojimą, tiek dėl mūsų kabliukų, tiek dėl žuvies kibimo. Paprasčiausiai, jei pagausite žuvį su tokiu goletu, tai nereiškia, kad viena guma iškart keliauja į šiukšliadėžę. O, tikrai ne. Jei pagaunu žuvį su goletu, ypač Trout era žvejybos vietose, kur ši masalas veikia puikiai, be vargo galiu pagauti 5, 6, net 7, 8, 9 žuvis visiškai be jokių problemų. Nes ši medžiaga ne tik tampri, bet ir labai atspari. O, beveik pamiršau dar vieną smagų dalyką. Čia kaip tik turiu stiklainį, specialiai paruoštą šiam įrašui. Ir pažiūrėkite, viename stiklainyje jau kurį laiką laikiau įvairių spalvų goletus. Baltas, sidabrinis. Kaip matote, ypač balto pavyzdyje, jis niekur nėra nusidažęs kitą spalvą. Ši medžiaga ne tik yra tvirta, tampri, atspari pažeidimams, bet dar ir tarpusavyje nenudažo, todėl eidamas prie upės ar savo Trout are dėžutėje dažnai rasite sumaišytas visas įvairias. Pačias kibiausias ir veiksmingiausias tam upės ar tvenkinio ruožui spalvas ir niekada nesijaudinu, kad jos tarpusavyje nusidažys. O dabar pereikime prie pagrindinės filmo dalies, kurioje parodysiu, kaip ginkluoti goletą, kaip jis apskritai atrodo iš arčiau. Palyginsime dydžius ir pažiūrėsime, kaip ši masalas dirba vandenyje. Na ir pažiūrėkite, čia kaip tik viršuje padėti 3 goletai. 35-ukas, čia 30-ukas, o pačioje apačioje 45-ukas. Kas svarbu, šie masalai, nors tarp šitų dviejų atrodo skirtumas menkas, prisiminkite, kad ši medžiaga taip pat yra plūduriuojanti. Ir jei padėsime goletą 35-uką bei 30-uką kitą kryptimi, pamatysime, kad didesnio dydžio goletas taip pat yra platesnis, o tai reiškia, kad toks masalas, kai jau uždėsime jį ant savo sistemos, bus labiau plūdrus nei mažesnio dydžio, ypač kai tai svarbu.
Tai reiškia, kad tokiam goletui pasieksime tokį pat natūralų darbą, kaip ir su 30-tuku goletu, net naudodami sunkesnį svarelį. Čia yra daugiau tos medžiagos, ji yra labiau plūdrumo, geriau plūdurios, todėl galime pridėti ir sunkesnį svarelį. Ir tai yra smagu, pavyzdžiui, kai reikia mesti šiek tiek toliau. Tokia masalė tikrai nuskris didesniu atstumu, nei atrodytų tik šiek tiek mažesnis 30-tukas. O patį goletą visada apginkluojame labai panašiai. Aš dažniausiai naudoju tokius dviuodegis kabliukus ir perveriu juos iš šitos pusės. Rinkinys sujungtas su volframo galvute. Hopsas. Ir masalas jau paruoštas žvejybai. Galima taip pat perverti ir iš pilvo pusės, bet visada galvutę dedame iš šios pusės. Žiūrime tik, kad čia būtų gerai užmauta ant kabliuko. Aš dažniausiai žvejoju taip, kad papildomai jos neiškreipiu. Žinoma, galima ir taip eksperimentuoti, bet goletas man dažniausiai geriausiai veikia būtent tokiame paprastame, elementariame užvėrime. Dabar pereikime prie to, kaip jis elgiasi vandenyje. Taip pat nepamirškite, kad 3 dydžių versijos leidžia naudoti skirtingo dydžio kabliukus. Jeigu jums reikia daugiau informacijos apie tai, kokius kabliukus naudoti, kad sėkmingai žvejotumėte su mūsų masalais, viską rasite svetainėje www.libralures.com. Ten rasite mūsų katalogą, kuriame aprašytas kiekvienas masalas ir nurodyta, kokį svorį bei kokio dydžio kabliukus pasirinkti, kad sėkmingai žvejotumėte su mūsų masalais. Tai tiek šiame įraše apie goletą. 35. Naujiena 2025 metų sezonui. Tikiuosi, kad jums patiko. Iš čia kviečiu jūs prenumeruoti, paspausti patinka ir palikti kokį nors komentarą. Jie visada laukiami, o taip pat kviečiu užsukti į mūsų Facebook, Instagram, TikTok, kurį man malonu administruoti, ir mūsų paskyrą X platformoje. Tai tiek šiame įraše. Iki pasimatymo kitame vaizdo įraše. Sveiki!